pavyzdį. Kodėl nepinga šildymas Lietuvoje? Atsakymo į šį labai aktualų klausimą ieškojo didžiulis būrys žmonių Vilniuje susirinkęs į seminarą. Tad atsakymą netrukus ir pateiksime, bet prieš tai pažvelkime į dangų, į Saulę. Esame ne Kalifornijoje, ne Ispanijoje ir netgi ne Danijoje. Ši didžiulė Saulės energijos jėgainė yra įsikūrusi, kaip nebūtų keista, Lietuvoje. Ant vieno iš gamyklų stogo esančių visiškai šalia Vilniaus. Jau praėjo bent tarp energetikų ta mintis, kad Saulės Lietuvoje nėra. Jau turim dokumentus, turim informaciją, taip toliau tos Saulės yra nemažai ir elektrą iš Saulės gaminti Lietuvoje galima, tai parodė mūsų pirmieji žingsniai, bet buvo iki šiol neaišku, ten mokslas labai ir technologija labai keičiasi, kurie iš tų modulių dirba Lietuvoje geriausia. Tai todėl čia yra įkurtas toksai kompleksas, jis įkurtas naudojant struktūrinių fondų lėšas ir mes norim ištirti 32 variantus modulių ir montavimo būdų, kad galėtume norinčiam paaiškinti, kurį modulį, jeigu užsimanytum savo ant stogo kažką daryti, tai kurie būtų geriausi jūsų sąlygomis. Šalia judraus molėtų kelio įrengtas Saulės jėgainių parkas. Nori, nenori traukia žmonių žvilgsnį. O dar turint galvoje, kad daugelis šiuo keliu važiuoja į atokias sodybas, kur gal ir elektros linijų privestų nėra. Pasikinkyti gamtos jėgas pasirodo gali išsipildyti šis noras. Tik labai svarbu atrasti ekonomiškai naudingiausią variantą, kuris priklausomai nuo vietovės ir poreikių kiekvieną kartą kitoks. Ant įmonės eksperimentuotojo stogo įvairių Saulės baterijų panaudojimo variantai. Jeigu anksčiau visi moduliai kaip taisykliai būdavo silicio pagrindu, yra tokia puslaidininkinė medžiaga, tai ieškoma ir kitų medžiagų. Čia šitie moduliai yra vario, indžio ir seleno pagrindu sukurti. Jie truputį efektyvesni ir truputį pigesni negu analogiški. Tai norim pasižiūrėti, kaip jie dirba ir, žinot, dar jie yra šiaip estetiškai gerai atrodo ir jeigu uždedi ant stogo, stogas tampa juodas, tai kai kuriem žmonėm, tai yra smagu, kad ne tik tai elektra, bet ir dar ir grožis. Čia tipiški tokie moduliai yra jau kristalinio silicio, matot, bet jie irgi dabar atsirado jų šiek tiek pigesnių. Tai mes norėjom pasižiūrėti, kaip pigesni moduliai dirba. Jūs minėjote, nukrito kaina. Aišku, žmogui žiūrinčiam televizorių vis tik tai įdomu, kiek, pavyzdžiui, viena štai šitokia sekcija kainuoja. Negalima taip skaičiuoti, kiek kainuoja. Reikia skaičiuoti, kiek idėjas gausi. Šiaip mūsų tikslas yra susiskaičiuoti, kiek įdėjus 1 litą, kiek per metus centų gausi. Tai, ir čia maždaug gausi 12 centų per metus. Įdėjus 1 litą? Į 1 litą. Tai gausis maždaug, kad per 8 metus turėtų atsipirkti. O po to jau turėtų būti pelnas? Tada jau žmogui kažkokia tai nauda. Pagal Lietuvos dabartinį, yra šiaip Lietuvoje nuo Liepos 1 pradėjo galioti įstatymas atsinaujinančių energijos išteklių. Jis yra gana, sakykim taip, rimtas žingsnis į priekį ir geras žingsnis į priekį. Jame pagal jį labai taip palanku statyti nedidelės jėgainės. Turbūt toks ir buvo įstatymo sumanytojo tikslas, kad nedideliems namams, nedideliems ūkiams, iki 30 kW, tai yra, kai tai kainuoja maždaug 260 000 litų, iš kurių maždaug 100 000 reikia savo turėti, o 160 galima pasiskolinti ir bankai jau pradeda skolinti. Tai toks nedidelis palyginus investicinis projektas, tai jam Lietuvos įstatymas dabar labai palankus. Štai šių baterijų matome daugiausia dabar ant jūsų stogo pristatyta. Taip, daugiausia todėl, kad yra polikristalinės, jos irgi silicis. Polikristalinis silicis yra jos šiek tiek pigesnės už kristalinį ir šiek tiek mažiau energijos duoda. Bet kai suskaičiuoji litą centų, kažkaip mes laukiam, kad mūsų sąlygomis galbūt polikristaliniai moduliai bus geriausi, bet mes turim įsitikinti. Dar matot, ir nuo gamintojų priklauso, mes turim ir skirtingų gamintojų. O čia yra paskutinės, yra amorfinės. Mes turim amorfinių, bet tokių
čia jos yra mažiausiai efektyvus, bet pigiausias. Bet čia tokio elitinio gamintojo. Tai taip norim pasižiūrėti, galbūt kai geras gamintojas, tai vat jų efektyvumas nors nedidelis, bet kaina maža, gal bus ekonomiškai efektyviausias. Lipame dar arčiau link Saulės. Čia yra tokios plokštės, kur jau montavimo būdą naudojam, kad paprasčiausiai jas padėjai ant stogo ir jos guli. Bet tik tai negali tada didelio kampo. O čia prarandama dėl kampo efektyvumo, bet išlošė ant montavimo kainos. Tai tokios paėmėjai padėjai ir turi. O čia kaip tik mes dabar matuojam, kiek saulės, čia yra įrenginiai, prietaisas, kuris matuoja saulės šviesumą ir tada mes verčiam ir žiūrim, ar esant tokiam šviesumui gaunam tiek energijos, kiek yra deklaruojama. Tai vadinasi, pas jūs dirba ir žmonės, kurie kiekvieną dieną tiesiog atlieka mokslinius tyrimus? Taip, čia, jos moksliniais vadinti, taip, čia aš jos vadinu industriniai tyrimai, nes iš tikrųjų jie yra skirti paprasčiausiai ištirti, kaip dirba kiekvienas modulis. Bet tai iš tikrųjų, yra mokslas, todėl kad reikia šitokiamis sąlygomis, esant tokiai drėgmei, esant tokiam vėjui, esant labai svarbu modulių temperatūra, nes kai kaista moduliai jų krinta efektyvumas. Tai žiūrim prie tokio vėjo, prie tokio lauko temperatūros, kokia yra modulio temperatūra ir viską tą lyginam kartu su matematikais, kurie modelius kūrė, bandom čia ir su Gedimino technikos universiteto magistrantais ir daktarais bandom susigaudyti, kas šiandien vyksta. Čia turim modulį, kuris, net gal modulį negalim vadinti, čia yra minkšta, jis padarytas kaip stogo danga, generuojanti elektrą. Tai taip, kad galima tokį plokščią stogą paimti ir užkloti tokiais. Ir vadinasi, čia ir sandarumo, ir visko pakanka. Taip, nes čia yra normali stogo danga, tik tai ant jos stogo dangos dar užklijuota tokia fotovoltinė, kaip gal juosta, plėvelė, stora plėvelė, maždaug 3 mm plėvelė, kuri yra laidai taip pat. Jeigu žmogus paprasčiausioje statyboje gyvenantis, jisai užsinori pasistatyti ant savo stogo baterijas. Jeigu jis norės parduoti į tinklą. Žinot, čia prasidės jo vargai. Prasidės jo gana dideli vargai, todėl kad šiuo metu, šiandieną tokių dokumentų viso sąrašas yra 41 pozicija. Kaip tik šiandien aš nunešiau laišką energetikos ministerijai, kur suprašiau, kad išspręstų. Nes matot, visą tą įstatymai buvo numatyti atominiai elektriniai, elektrėnų elektriniai, o kad yra dabar gamintojai atsiranda 30 kW, kad asmuo asmeniškai atsiranda žmogus, kuris gali pasistatyti, tai visas tas nenumatytas. Tai visa ta lavina dokumentų, kurie užgriūna statant elektrėnų jėgainę, užgriūna tą vargšą. Aš tikiuosi, kol jau sugalvos čia tas televizijos žiūrovas, taip sakant, pats statytis, jau turbūt sumažės tų popierių kiekis. Oponentai dažniausiai teigia, kad autonomiška sistema vaikų žaidimas, kai tuo tarpu puikiai veikia sustyguota, centralizuota elektros energijos sistema. Vis dabar energetikos tendencija yra tokia, kad reikia pereiti nuo centralizuotos, kuri gera buvo išsivystė, taip toliau, bet jos eksploatacija labai brangi, į decentralizuotą, autonomišką. Nes dabar gali žmogus jau, jeigu naują namą statytų, aišku, šiuo metu yra gana brangu įsirengti viską taip, kad nieko nereikėtų, nei šilumos, nei elektros. Tik tai vandenį reikėtų gal atsivesti ir kanalizaciją. Ir taip autonominės yra. Tai, dabar gana, taip maždaug kainuotų 1200-1500 litų kvadratinis metras. Jeigu tai padarytum, tai gali namą atsijungti nuo viską ir savo gyveni laisvas ir nepriklausomas. Bet aišku, tos kainos kris. Ir einama taip, kad kam vamzdžiai, kam nafta, jeigu, bet čia kalbu apie, kad vėjo pasistatei saulės ir savo gyveni. Šilumos siurbliai? Taip, šilumos, elektrą naudoji šilumos siurbliams
ir vat, sau gyveni. Ant šio pastato stogo užlipti panoro ir žurnalo Energijos erdvės organizuoto išvažiuojamojo seminaro dalyviai, įvairias nuomonės turintys žmonės. Todėl šeimininko, įmonės direktoriaus Artūro Mrazausko šviečiamoji kalba buvo reikalinga. Tai, kas iš tikrųjų ateina iš dangaus, tai yra didžiausia turbūt yra mūsų energijos šaltinis. Čia turbūt nieks nepaneigs. Kaip mes tą sugebam paimti? Tai yra jau kitas dalykas. Kiek efektyviai, kiek mums tai pasiseka. Kažkokia mūsų ta yra, man atrodo, fiks idėja, kad mes visą energiją sutelkiam į būsimos atominės jėgainės statybą. Tačiau gyvenimas diktuoja visai kitas sąlygas. Energijos reikia dabar ir tiek, kiek reikia, o ne tada, kai po 15, gal 20 metų. Gyvenimo ir pasaulio patirtis rodo, kad atominė energetika yra pakankamai brangi, neįspręstas net ir kuro saugojimas. Ir manau, kad vis tiek ateityje mūsų valdžios vyrai vis tik tai dar labiau atsisuks į normalią, įprastą, decentralizuotą energetiką. Tad kokiagi valdžios nuomonė? Atsinaujinanti energetika Lietuvoje pakankamai ir nepakankamai yra remiama, dotuojama iš valstybės pusės, lyginant su kitom šalim. Mano kaip piliečio supratimu tai per mažai. Teko būti su oficialiu vizitu tokiu labai rimtų Australijoje ir mums rodė ir parlamentą Pietų Velso, kur ant stogo visur saulės baterijos, kur sukasi vėjo malūnai. Mes buvom tokiam kaime ekologiniam, kur viską išnaudoja. Vandenį, šilumą, saulę, viską. Tai ko gero, kai aš prisimenu, ką aš mačiau ir kitose Skandinavijos šalyse, tai Lietuvoje per mažai tam dėmesio skiriama. Saulės energija Lietuvoje daugeliui tai sukelia šypseną. Kaip jums? Saulės energiją aš labai pozityviai vertinu ir manau, kad tai yra labai didžiulė perspektyva, nes iš tikrųjų tai, nors atrodo galbūt šiandien utopija, bet manau, kad perspektyvo technologijos vystosi ir jeigu bus didesnis dėmesys šitam dalykui, manau, kad galima turėti labai didžiulės naudos mūsų valstybei, žmonėms ir visai aplinkai. Na, o dabar ieškosime atsakymo į tą aktualiausią šiandien Lietuvoje klausimą. Kodėl nepinga šildymas? Kur eina tūlas pilietis, norintis išgirsti atsakymą į šį klausimą? Į savivaldybę. Ir ten trepsėdamas kojomis reikalauja paaiškinti, kodėl susimokėjęs už butuko šildymą nebeturi pinigų vaikams dešrelių nupirkti. Tad visos Lietuvos merai ar kiti savivaldybių atsakingi darbuotojai noriai suvažiavo į konferenciją apie šildymo kainas. Savivaldybės, šilumos tiekėjai sprendimus turi, tik anaip tol ne visada gali juos įgyvendinti. Šilumą galima atpiginti, tai pervesti šilumos gamybą nuo labai brangių gamtinių dujų prie dvigubai pigesnio vietinio biokuro, kurių rezervai Lietuvoje yra labai dideli. O norint sumažinti šilumos suvartojimą, Lietuvoje reikia apšiltinti daugiabučius gyvenamosius namus ir tada mokėjimai už šilumą šildymui vienam butui per mėnesį, kaip sakiau, sudarytų jau nebe 360 litų, kaip buvo pereitą šildymo sezoną, o sudarytų tik tai apie 110 litų. Tiek šiandien moka naujai pastatytų arba renovuotų namų, daugiabučių namų gyventojai už butą per mėnesį už šildymą. Ar per konferenciją jums susidarė įspūdis, kodėl tai neįvyksta? Kaip matėme, ES skyrė finansinę paramą tų projektų įgyvendinimui, tiek perimui į biokūrą, tiek namų renovacijai. Tačiau, kai buvo pateikta, ypatingai per paskutinius metus biokūro plėtra praktiškai sustabdyta, o pagal naują daugiabučių namų renovacijos programą iš apie milijardą skirtų litų iš ES paramos per tuos 3 metus yra renovuotas vos tik tai vienas namas. Bet ir biokūras juk gali pabrangti. Ir biokūro tiekėjų gali tapti monopolininkas, kuris diktuos savo kainas. Biokūro kainos keičiasi iš sezono į sezoną ir nebūtinai kyla. Bet kaip, jeigu paimtume statistiką, tarkim, pastarųjų kelių metų ir krenta, tarkim, keliolikos procentų ribose ir tik tai tiek. Palyginkim su, tarkim, dujų kainų šuoliu per paskutinius 5 metus turėsim ten 4 ar kiek kartų. Tai yra nesulyginami dalykai. Lietuvos rinkoje veikia apie 40 įmonių gaminančių biokūrą. Biokūras netiekiamas jokių vamzdžių, jo monopolizuoti praktiškai neįmanoma.
O kai kuriuose miestuose siekiant tiekimo patikimumo egzistuojantis tam tikri pirkimo ypatumai, kaip pasirinkamas, tarkim, vienas tiekėjas, tai manau, jisai tikrai neleidžia kalbėti apie rinkos monopolizavimą. Tad kodėl savivaldybės palyginti taip lėtai pereina prie biokuro katilų? Lėšos atsinaujinančiai energetikoje ir ES struktūrinių fondų panaudojimas, tai yra ūkio ministerijos atsakomybė. Šiandien mes nematėm nei vieno žmogaus iš ūkio ministerijos, galbūt skyrių vedėjų lygmenį buvo. Ir kodėl tie projektai nevyksta, kodėl tie paskelbti projektai paskui yra sustabdomi, paskui vėl liktai pradeda veikti, bet jau su didžiuliam išlygom. Ir svarbiausia, reikia, ko labiausiai savivaldybės nori, kad ministerija ir vyriausybė pasakytų, kokiegi tai yra prioritetai, kaip mes gyvensim ne 2-3 metus, kaip mes gyvensim 10-20 metų, į ką orientuotis. Tos investicijos, kurias dabar bus įdėtos, kad jos iš tikrųjų duotų naudą, o ne vėl po 5 metų keisim ir ieškosim naujų būdų. Energetikos viceministras teigia, kad pagal nustatytą tvarką šilumos ūkį tvarkyti gali ir už jį atsakyti turi savivaldybės. Jeigu žiūrėt, kaip dabar reglamentuoja dėliojantys teisės aktai, konkrečiai savivaldos įstatymai, tai čia yra išimtinė savivaldybės nepriklausoma funkcija. Būtent užtikrinti savo teritorijoje esančių vartotojų aprūpinimą vandeniu, taip pat ir šilumą efektyviausiamis priemonėmis. Tai šiai dienai mūsų nuomonė, kad savivaldybė tikrai čia vaidina svarbu vaidmenį ir turėtų dėti pastangas, kad vartotojams šiluma būtų pigesnė. Visi darbai vyksta taip, kaip numatyta priemonių plane 11-12 metam ir ministerija stengiasi to plano laikytis. Gerai išmoktos instrukcijos. Kitas punktas teigia, kad šiai dienai, kaip atsakant į klausimą ir minėjau, mūsų ministerijos galimybės yra ribotos, nes praėjusios finansinės perspektyvos parama, konkrečiai ES struktūrinės lėšos buvo paskirstytos jau ir biokūrui dėja nebuvo skirtas dėmesys. Tai energetikos ministerija turi galimybę tik naujoje finansinės perspektyvoje, tai yra nuo 2015 metų, parengusi programą, numatyti spartesnį biokūro panaudojimo plėtrą visose savivaldybėse. Didžiuliai pinigai iš valstybės biudžeto šiuo metu skiriami Elektrėnų termofikacinės elektrinės, kuri perteklinę energiją šildo šalia esančias marias palaikymui. Drąsiai žarstomi būsimi milijardai naujai atominiai ar suskystintų dujų terminalui. Beje, pastačius planuojamo galingumo suskystintų dujų terminalą, tiek šildymo, tiek elektros energijos gamybos visi poreikiai būtų absoliučiai patenkinti. Tad po kojomis pūvančių medienos atliekų kaip ir nebereikia. Bet šie projektai, jie reikalaus labai didelių investicijų ir pasisakantis iš auditorijos minėjo, kad kur dėsime tas visas dujas ir tą visą didžiulę energiją, kuriai pagaminti turėsime prieš tai daug investicijų, jeigu mes šiuo metu net nebandome panaudoti esančių atsinaujinančio kuro išteklių. Tai kaip minėjote, tas panaudojimas yra ribotas. Vėlgi atsiremia viskas į pinigus. Savivaldybės argumentuoja, kad jos neturi lėšų, šilumos tiekėjai vėlgi neturi lėšų ir ta plėtra nevyksta. Tai vienintelis realus būdas, būtent toj naujoje finansinėje perspektyvoje, rasti papildomą finansavimą, tą plėtrą, kad galėtų įvykti. Aš manau, kad šiandien energetikos ministerijos veikla arba tame tarpe ir vyriausybės kelia labai daug klausimų. Ir įvairios iniciatyvos, kurios yra, iki galo nėra paaiškinta, kas už jas sumokės. Ir kokie, sakykime, tie projektai, kiek jie kainuos, ir ar nebus taip, kad už tuos projektus, kuriuos įgyvendina vyriausybė, reikės mokėti tiems patiems šilumos vartotojams, elektros ir taip toliau. Taigi, manau, kad kas ir buvo šiandien konferencijoje labai aiškiai pasakyta. Pirmas pagrindinis tikslas turėtų būti energetikos ministerijos, kaip mažinti, pavyzdžiui, šilumos ir elektros vartojimą. Antra, kaip turėti didesnį pasirinkimą skirtingo kuro rūšių. Ir tik trečia, kalbėti apie didesnius gamybos pajėgumus. Tai būtent tokia ir esmė, kad šiandien, ką mes matom įvairiausias iniciatyvas, jos kelia labai daug klausimų, ar viena ar kita idėja nekonfrontuoja su kitom strategijom, kurios lygiai taip pat yra patvirtintos vyriausybės programai, bet jos kažkaip nustumtos iš šono ir iškeltos kitos. Jeigu savivaldybės turėtų daugiau galių, ar jos galėtų, sakykime, įvykdyti šios konferencijos šūkį, tai yra atpiginti šilumą, tiek renovacijos srity, tiek kuro modernizavimo srity? Svarbu, kad šioje konferencijoje labai aiškiai buvo pasakyta tai, kad vis dėlto pagrindinį vaidmenį formuojant politiką šilumos ūkio, priimant sprendimus vis dėlto yra vyriausybės rankose, o ne savivaldybių rankose.
Jeigu būtų suteikta daugiau teisių, galių ir galimybių savivaldybėms, tada atitinkamai būtų galima reikalauti iš jų daugiau atsakomybės. Tačiau vėlgi aš manyčiau, kad sėkmingas energetikos ūkis, tame tarpe šilumos įmanomas tik tai esant bendradarbiavimui tarp nacionalinio lygmens ir vietos savivaldos. Ir aišku, visi turi suprasti, ką daro ir kodėl daro, sakykime, vyriausybė vienokios ar kitokius projektus. Ir kad nebūtų daromi vienokie ar kitokie nacionaliniai projektai šilumos sąskaita. Ir kaip ir šiandien buvo malonu išgirsti, kad energetikos viceministras pripažino, kad vis dėlto efektyviau paskirščius elektros gamybos kvotas Lietuvoje galima šilumą atpiginti šį sezoną. Tai kodėl tas nėra daroma? Todėl, kad dažnai energetikos ministerija mato tik tai savo įmonės ir jas žiūri, o savivaldybės su savo šilumos ūkiais yra kaip ir nuošalyje. Gal galėtumėte truputį išplėsčiau papasakoti, kaip būtent šitas procesas gali vykti? Yra labai paprastai, ką ir pasakė šiandien energetikos ministras. Jeigu šiandien tą elektros kiekį, kurį gamina Lietuvos elektrinė Elektrėnuose, o gamindama šilumą realiai išmeta į šalia ežemą esantį ežerą, tai yra šildo žuvis, tą kiekį elektros gamintų termofikacinės elektrinės ir elektrą nupirktų už tą pačią kainą energetikos ministerija, šiandien Lietuvoje dar šį sezoną būtų galima kainą sumažinti beveik 20%. Taigi, tą, ką siūlėme, savivaldybė Vilniaus siūlė prieš gerą mėnesį, energetikos ministerija yra pritarusi. Tik, mano manimu, ką įvertino gana kritiškai ir valstybinė kainų energetikos komisija, jų siūlomas kelias yra per daug komplikuotas, abejotina, ar jisai neprieštarauja netgi įstatymams, todėl, pritariant galimybei, vėlgi nebus sugebėta ją pasinaudoti. Mūsų siūlymas yra paprastesnis ir todėl manau, kad šiuo atveju atsakomybė dėl šilumos kainų vienareikšmiai šį sezoną priklauso vyriausybei. O kaip Jūs galvojate, savivaldybės galėtų geriau elgtis, jeigu galėtų skirstyti renovacijos lėšas ir pačias idėjas, mintis? Tai pirmiausia, šiandien yra sukoncentruoti visi sprendimai tarp kelių ministerijų. Ministerijos nepasidalina kartais, kas už ką atsako. Jeigu būtų, sakykime, galimybė pačioms savivaldybėms naudotis tais finansiniais resursais, kurie šiuo metu yra saugomi kažkur tai užsienio banke, tai natūralu, kad savivaldybės galėtų inicijuoti būtent modernizaciją ženkliai greičiau. Tam reikia tik tai vėlgi decentralizuoti valdymą, daugiau pasitikėti savivaldybėmis ir įtraukti savivaldybės į šį procesą. Kaip šildymo sistemų efektyvinimas. Pastatų renovacija vyksta kitose Europos šalyse. Ekspertai pristatė tiek šių darbų organizavimo, tiek finansavimo skirtingus modelius. Pastaraisiais metais energijos suvartojimo mažinimo srityje į priekį labai pasistumėjo Lenkija. Šią gegužę jie priėmė efektyvaus energijos vartojimo įstatymą, kuriame ypač daug dėmesio skiriama pastatų efektyvumui. Buvo pristatyti baltieji sertifikatai. Jais pažymimos iniciatyvos, kuriomis vartotojai mažina energijos suvartojimą įvairiausiais būdais. Kodėl Lenkijoje gerai veikia įvairios energijos suvartojimo mažinimo programos? Išskirtinos 3 priežastys. Pirmiausiai, tai yra teisingai nustatyti standartai. Geras valdymas iš valstybės pusės. Sekantis, kad tie standartai būtų ir įgyvendinami statybininkų. Ir trečias dalykas – pastatų sertifikavimas. Pastatų sertifikavimo programa skatina žmonės, nes jie tiksliai žino namo būklę ir sritis, kuriuose reikia kažką gerinti. Ši informacija apie visus pastatus yra viešai prieinama visiems, o tai irgi verčia pasitemti. Pastaruoju metu mes nagrinėjome 6 geros praktikos pavyzdžius Europoje – Švedijoje, Airijoje, Vokietijoje, Lietuvoje, Lenkijoje ir Rumunijoje. Lyginome, ką kuri šalis padarė per paskutiniuosius 15 metų. Per ateinančius 2 mėnesius pasirodys studija, kurią galės naudotis visos šios šalys. Pabaigai pateiksiu įdomią informaciją apie Vokietiją. 1970 metais 1 kvadratinio metro daugiabučio apšildymui čia buvo naudojama 300 kWh. 1980 metais šis skaičius sumažėjo lygi 200. 2010 vidutiniškai sunaudojama tik 100 kWh, o 2020 vokiečiams užteks tik 50 kWh kvadratinio metro apšildymui. Tai yra geras pavyzdys kitoms šalims. Laidą pabaigsime nelinksma gaida. Jei dabar vokiečiams užtenka mažiau nei 100 kWh kvadratiniam metrui, tai mums reikia 219. Kitaip tariant, nusikeliame į Vokietiją kokiais 1978. Pamastykite apie šį skaičių iki kito sekmadienio.